Labas vakaras, Klaipėda. Jau norėčiau dar kartą pasveikinti visus su šventom kalėdom, ateinančiom ir naujasis metas visus. Tai aš gal tokias, kadangi 10-15 minučių labai neįsigilinsiu savo istoriją, kaip aš augau, iš kur aš jau, bet tokiam keliais epizodais pasidalinsiu iš dabartinį mano gyvenimą, kur akivaizdžiai rodo Dievo prisilietimas. Aš ką tik nesenai grįžau iš Vokietijos, iš darbo. Ir ten savaitgalį, sekmadienį, kadangi vieną poilsio dieną būdavo, tai važiuodavom pagal, jeigu noras būdavo į tokią kaip į baseiną, ten kaip spa centras toks su pirtim. Ir su kolega savo nuvažiavau į pirtį, pabuvom ten 3 valandas ar kiek ten 2,5. Ir apsirengėm iš spintelės ir kolega paliko savo telefoną su visom banko kortelėm, ten 250 eurų, ten kažkokie dar dokumentai, bet ten labai daug žmonės, vieni išeina, kiti ateina, vienu žodžiu palika ir mes važiuojam jau, aš pravažiavau jau 10 kilometrų, man žiūri, jisai priekį sėdi, jisai per visus kišenės duoda, aš sakau, ko tu tą braiką šokinėji mašiną, žinai, Pavelai, viską, sako, palikau viską, telefoną savo, viską. Tai sakau, nebesuktų atgal, sako, viskas, ten jau, reikia, ten praradom, ten jau kokius dar žmonės atėjo, jau paėmė, pamatė, kad pinigų. Jisai toks kaip ir netikintis jo, bet sako, aš žinau, kad Dievas yra, bet ir tiek. Ir aš sustojau mašinas, sakau, tu tiki, kad Dievas gali tau grąžinti telefoną. Ta tu paila nesąmonė, ten kaip pinigai. Sako, kas atidarys, pamatys pinigus, viską. Sakau, kas viskas, tas viskas, bet tu, tiki, kad mes galim dabar grįžti. Čia būtų didžiausia nesąmonė. Sakau, davai, bet pasimirtim paprastą maldą. Nereikia ten teologinių kažkokių tai pažinimų, daugiau žodžių. Pasakyk, tai tu, Pavelai, pasinau. Ne, sakau, tavo telefonas, tu nori, kad jisai grįžti. Man sakau, jisai negrįž, man vis tiek tas pats, sakau. Bet tau, ir jisai taip, kažkaip, sakau, Dieve, sakau, duok man tą galimybę, kad, tas telefonas grįžtų man atgal viską, su tom kortelėm, kadangi ten tos banko kortelės dokumentai labai, sakau, trūkai į objektą, kas ateis patikrinti viską bus, Ir jisai, tos 5 žodis gal buvo tokius, jos aš nemanau, ten tokie svarbie buvo, bet jisai pats pasakė jo ir mes važiuojam atgal. Ir jisai sako, tu tiki, Pavelai, kad tikrai tie keli žodžiai gali, tai aš sakau, tikiu, aišku, ir aš įsitikinęs, kad tas telefonas grįž su visais pinigai. Gal kortelės gal ir grįž, bet pinigai tikrai negrįž. Pas mus Lietuvoje tikrai negrįžta. Tai nuvažiuojam, jisai sako, Pavelai, pasikalbėjo, kad mus ten leistų, ten tokį, neįleidžia. Ir aš prie administracijos prieinu su tokiu, pusiau vokišką, pusiau rusišką, lietuvišką akcentą. Jinai suprato, kad aš sakau, telefoną palikom, jo, sako. Jūs palikat, nesakau, mano kolega. Ir jisai ateina, jinai ištraukė pasą, taip pasižiūrėjo, jo, viskas gerai. Tas paėmė pasą. Laipki tokį mes atsisėdam į mašiną, nejaugi, sako, dar pinigai bus. Ir jisai telefoną atidaro, ten pinigai, viską, net centas nepaimtas. Tai net aišku, tas žmogus, aš nesakau, kad jisai atsivertė, ten dar kažką, jam gal dar bus etapas
ir savo tas duobės išlipimas, bet faktas tai, kad paprasti žodžiai, jie padarė perversmą tokį gyvenimą ir padarė stebuklą. Jo lygiai taip pat ir mano gyvenimas buvo daug negerų dalykų, su kuriuom man nenorėjęs atsiskirti, gerti alų, po alaus parūkyti, paustyti kažkokį miltelį, po miltelio kažką dar, tai buvo nuostabu, man tai patikdavo daryti, patikdavo prisigerti, kaip sakydavau, papolivuoti taip, kad tu iš ryto nieko neatsimeni, ir pirmas skambutis tu telefoną pakeli, sako, tu duodi, ir viskas, iš namų 2 paros nenori išeiti, bijus namie. Tai ir tos dalykus, tas noras vartoti alkoholio, narkotikų, su kuriuo aš negalėjau nieko padaryti, kaip ir nenorėdavau. Ten tie laikotarpiai, kur kažkur tai išvažiuodavau į kaimą, prabūdavau, ten grįždavau atgal, tas noras vis tiek netimdavo. Tai ir vienintelis, kad ir pas psichologų ten eidavau, pas visokius mamą ten atsimenu, prie Vilniaus kaimo kažkur tai buvo radi būrėjai kažkokie tai. Tai ačiū Dievui, kad nedavažiavau. Tai ir tas noras, jis ant tiek buvo stiprus, aš galvojau, kad aš vartosiu ir su to vartojimu mirsiu. Bet Dievas prisilietė. Kodėl sako Dievas, kadangi aš buvau su mirtim labai arti su ta mirtis susipažinęs, kadangi net ant savo veido aš pajausdavau mirties šaltis, tas šaltis žiemai nepalyginsi, bet kada kvėpuoja į tave mirtį, kada tu ant tos slėksnės stovi, tai labai norisi pažinti kažką kitą, priešingą jo. Ir aš asmeniškai pasirinkau Jėzus, pasirinkau Dievą, kreipiausi į jo ir tas noras dingo. Bet to dar pripilti džiaugsmu, tom, kad tu gali džiaugtis, nes net ir paprastai, būdamas kažkur tai namie, ar kažkur tai su kažko praleisdamas laiką, kadangi aš tarybiniu laiku augdavau, džiaugsmu mes pripratę, nežinau kaip jūs, bet aš pripratęs buvau priimti iš kažkokį tai, iš kitur. Tai ačiū Dievui, kad Dievas į mano gyvenimą atėjo, jisai toliau liečia mano širdį, jisai parodo dar tos trūkumus, kokius aš turiu, nors aš jų turiu daug dar, su kuriuom dar dirbu, dar kovoju, einu ir vienu žodžiu taip pat.